Bet šiandien video ne apie kirvį, o apie tai, kaip siūti storą odą, storais siūlais. Labą dieną, su jumis Grigorijus, siuvimo mašinų meistras. Suradau seną kirvį, užgalandau, pažiūrėjau, kad labai aštrus, iš tikrųjų, tai sugalvojau, gal dėklą reikia jam pasiūti. Iš tikrųjų, pasiūsiu dėklą iš odos, radau odą. Pagalvojau, o kodėl ne? Galime nufilmuoti, kaip siūti storais siūlais su siuvimo mašina odą. Tai šiandien tiek. Tai šiandien to ir darysim. Tai visų pirma, ko mums reikia? Reikia storų siūlų, radau 36 poliestrą pas mus yra tokia. Dabar kojelė odai, jinai slidi, turi slidį paviršių ir nesilipdo prie odos. Tai reiškia, va, kiek taip gali slysti ir nesilipdo, nes metalinė lipdosi labai. Ir ką? Ir reikia storų adatų storų ir ne tik tai storų, bet ir odai. Jos skirtos odai šitos adatos. Tai va, tai dabar jau pradėjau čia daryti, paspaudžiu, paskui žiūriu, kad nefilmuoja. Tai ką, visų pirma, priviniosim siūlų, va, uždedam rytę, jungiam, daugiau nieko daryti nereikia, tiesiog pajungiat ir viniojam. Viniojam. Aišku, reikia pro tą tempimą pravesti. Čia aš turėjau tik tą gabalą, norėjau jums parodyti. Nu va, siūlas priviniotas. Atjungiam, reiškia dabar veikia mašinos, statom storą adatą. Paimam storą adatą, odui, užgalastą odui, specialią adatą odui, iki galo į viršų ir prisukam pirštais. Toliau, veriam viršutinį siūlą. Nežinau, ar įvėrėjas automatinis veiks, nes labai storas siūlas. Į apačią, į viršų, už tą kablį būtinai. Jeigu neužkabinsit, tikrai mašina nesiūs. Ir dabar tiesiai į adatą. Nu ką, pabandom su to įvėrėju padaryti, nes adata tai stora, kodėl ne, turėtų įverti. Avo, įvėrė, super. Įvėrė siūlą į adatą automatiškai ir pradedam, kojelę dar pakeisti. Čia reikia paspausti tokį svirtį, spaudžiam tokį svirtuką ir krenta kojelę. Vietoj jos pastatysim, kur jinai čia, va šitą baltą kojelę. Tiesiog nuleidžiat, po to stripuoju, jinai užsifiksuoja. Dabar reikia įdėti siūlą. Atidarom stiklą, priešais laikrodžio rodiklį sukasi ir praveskit pagal tos rodiklius. Tai reiškia, čia užkabinat už tokį kabliuką, taip ir nukirpat. Siuvimo metu, kai pradėsit siūt, siūlas gulės tiesiai ant rytis. Matysit, va čia ant rytis. Ne iš ten kažkur tai, o čia tiesiai ant rytis guli siūlas. Nu, kadangi dabar juodas, tai gal nelabai ir matosi. Ką toliau? Toliau galim padidinti siūlų įtempimą. Kadangi čia sureguliuota normų, o mes turim dabar siūnam labai storais siūlais, tai vietoj ketvirtuko aš iš karto drąsiai pastatysiu 7. Kadangi siūlas iš tikrųjų labai storas. Ir ką? Siūnam dėklą. Siuvam dėklą. Pirmą kartą gyvenimą tai darysiu. Nežinau, kaip čia iš tikrųjų tai padaryti. Taip, anaip. Nu, koks skirtumas? Pradedam. Stiklą uždarysim. Pradedam siūt. Patarčiau už tos siūlus palaikyti pradžioj. Pirmą, prilaikant siūlų įsmeigt adatą. Nuleist kojelę žemyn. Ir, kad čia pas mus tiesiai, kad siūtų šitą operaciją. Pasirinkam, tiesiai siūti, retas dygsnis, plotis. Šiaip gali būti jungtas adata iš kairės, mažiau praleidimų darys odą siuvant. Ir dabar mes pradedam siūt teisingai, pagal visus taisyklius. Prilaikant siūlų reikia įsmeigti adatą į medžiagą. Va tiek. Paskui nuleis kojelę žemyn ir laikyti štus siūlus, ar vienas siūlas čia pas mus dabar šiuo momentu, porą dygsnių. 1, 2. Ok. Darom užtvirtinimą, siūna atgal. Ir važiuojam į priekį. Tada važiavom iki galo. Ir padarysim čia vėl užtvirtinimą. Gerai, vieną šoną susiūtam. Ta patį padarysim su kitą šoną.
Taip, kur mano žirklius nukrito? Ai, nukrito žirklius. Taip. Vėl pradedam siūti iš naujo. Prilaikom siūlų, jau 2 siūlus dabar tikrai turit, nes jūs tęsit siuvimą toliau. Prilaikom siūlų, reikia įsmeigti adatai medžiagą. Tiek. Dabar nuleis kojelę žemyn ir laikyti už tos galus porą dygsnių. 1, 2. Užtvirtinimas ir pirmyn į priekį. Stora oda vis dėlto čia baldinė. Užtvirtinimas, sustojam. Nu tai kaip, šiandien tiek. Paskui čia dar pažaisiu su šito dėklo. Bet ką mes šiandien sužinojom? Mes sužinojom, kad jeigu vis dėlto jūs nupirkot arba pataisit siuvimo mašiną ir jūs norite siūti storais siūlais, tai tada jūs privalot pakeisti storą adatą įstatyti, būtinai. Galite įsigyti kojelę odui. Ir kaip ir viskas. Su jumis buvo Grigorij ir labai siuvimo stilius. Tarp kitko labai gera mašina, be problemų. Žmonės labai patenkinti ir man irgi jinai labai patinka. Academy B05 Bernet. Sėkmės, statykite laikus, dalinkitės video. Su jumis buvo Grigorij, siuvimo mašinų meistras. Iki.